mano senelis buvo Lenkas, tai tik paliudija, kad kiekviename iš mūsų, aš manau, yra dalelytė lenkiško kraujo, kaip ir daugumoje Lenkų tarpe yra daug lietuviško kraujo. Nėra artimesnės kaimynės, artimesnės šalies ir artimesnės tautos negu Lenkai ir Lenkija Lietuvai. Istorija liudija, jog veikiant bendrai mes esame žymiai stipresni. Kuo daugiau mes turėsim lenkiškų investicijų Lietuvoje ar lietuviškų Lenkijoje, tuo, aš manau, mes turėsim stipresnius pamatus. Turim vėlgi įvertinti, kad Lenkija yra tarp 4-5 didžiausių ES valstybių, su kuria mums reikėjo ir bus būtina bendrauti. Aš ministrą Radoslavą Sikorskį pažįstu gerai, gal jau beveik 15 metų nuo mūsų bendrų darbų, dar kai jis buvo viceministras, aš buvau viceministras. Ir vienas iš mano pirmųjų vizitų kaip tik buvo į Varšuvą ir į mūsų istorinę sostinę Krokuvą. Ir tuo metu daugiausia mes dėmesio skyrėm vėlgi mūsų kaimynų atžvilgių, tai santykiams su Rusija, kurie visada mus sujungia. Mūsų santykiams ir vertinimams Baltarusijos atžvilgių, rytų partnerystės kūrimo klausimais bei mūsų bendradarbiavimo NATO organizacijos viduje. Afganistane visi buvom kaip broliai ir seserys ir aš labai artimai bendravau su Lenkijos diplomatais ir kariškiais. Vienu metu jie buvo gal 4. ar 5. valstybė su didžiausiu savo karių įnašu, tuo pačiu kartu veikdami petys į petį ir su Lietuvos kariais. Bendraudami su savo kolegomis Kabule ar net ir Maskvoje kažkaip tai nesuprantam tų ginčių ir tų problemų, su kuriomis mes susidurėm čia santykiuose tarp Vilniaus ir Varšuvos. Aš manau, kad mūsų valstybės nacionalinis interesas yra tai, kad visi gyvenantys Lietuvoje turėtų palankiausias sąlygas gyventi, save reikšti, kalbėti savo kalbą. Istoriškai Lenkai yra mums ypatingai, kaip sakiau, artima tauta, todėl aš manau, kad tie klausimai, kurie tapę yra tam tikrais jau skauduliais, ar pavardžių rašymas, ar gatvių pavadinimų rašymas, man, atsiprašau, bet man jie atrodo juokingi, tai rodo mūsų brandos trūkumą ir politinės valios nebuvimą, kad pagaliau juos pašalinti iš darbotvarkės. Pavardė tai yra asmens nuosavybė, tai yra asmens identiteto dalykas, kuris turėtų būti leidžiamas rašyti taip, kaip istoriškai yra susiklostę.